Šį kartą atkeliavau prie senojo Užpalių vandens malūno, tiksliau jo likučių. Pasižiūrėkim, kaip čia atrodo. O, kažin ar čia net vandens belikę. O, kažką girdžiu kitoj pusėje. Čia atrodo kaip užgriuvę viskas. Šiek tiek istorijos apie vandens malūną Užpaliuose. Akmeninis vandens malūnas pastatytas 1836 metais, administruojant dvarą Ptakiui. Apie 300 metrų į šiaurę nuo malūno ant Šventosios buvo suręsta medinė užtvanka. Nuo jos atsišakojo Baudžiauninkų iškastas akmenimis grįstais krantais kanalas, kurio vanduo atitekėdavo iki malūno pastato. O štai akmenim grįstas. Jame buvo 3 girnos ir vėlykla, įkainotas 3000 rublių 1847-aisiais. Iš valstybės turtų rūmų jį nuomodavo įvairūs asmenys. Malūnas veikė iki 1969 metų. Prieš tai 1929 metais malūną įsigijo Steponas Pranskevičius ir valdė jį iki Antrojo pasaulinio karo. Jis pastatė betoninės užtvankos atramas. Kągi, keliauju iš kitos pusės. Manau, kad ten kažką dar pamatysim. Buvęs malūnas iš kitos pusės. O, čia jau išpuvę viskas. Šito tvenkinio vanduo dabar naudojamas gaisrų gesinimui. Šalia yra ugniagesių tarnyba, o ten gulbė. Ten kaip ir lizdas galimai. Tai atrodo nelabai saugiai šitie. Pamatai kaip ir pastoliai. Atrodo, kad kai jie neužilgo sutrūnys, čia viskas sugrius. Bent jau medinė va šita dalis. Dar parodysiu pastatus šalia dvaro buvusius arklidės. Tikrai kažkada buvo didingas statinių kompleksas.